tai ką, sveiki, su jumis Paul Diza. Ką, užsimaniau padaryti šiokį tokį trumpą savo rumturą Vokietijoje. Šiek tiek noriu pasidalinti savo gyvenimo įspūdžiais, kaip aš gyvenu savo mini kambarėlį, kaip aš esu dabar šiokį tokį biškelį uniformoj, tik ką, neperseniausiai iš darbo. Ir ką, mes už kelių sekundžių perėsim prie savo normalių drabužių, tai kad ir 1, 2, super, dabar dar geriau. Įsipatoginom, nu ką dabar, keliaunam prie mano rumturo. Ką hebra, žiūrim ką mes turim. Pas mane, kaip matot, čia pas mane mini fridžas, biški kolos turim, nusipirkėm, bulvių. Taip, svarbiausia, be čipsų. Čia visai nebloga. Su paprika visai tokie skanus. Tai 4 pakelius ten turiu, kaip ir. Čia taip, visokie, čia mano, čia visokie daiktai, čia mano pažymėjimas su raktais. Labai nedemonstruosiu, kaip sakant. Tirpios arbatos, čia biškelį vaistų ten turiu, Vokietijoje nusipirkęs, biškį makaronų, sausainių, kaip ir naktinė lempa, pultas nuo teliuko, nu ką, galiu pasakyti, čia lova, kur dėdė miega, langelis, o gavau dar dovanų, gėlę gavau, gimtadienio proga čia ir iš darbuotojas. Tai kaip ir ačiū Jolantai už dovaną. Nu ką, čia mano Bluetooth kolonkė, čia kad jeigu muzončiuką pasiklausyt. Čia tipo dirbtinė gėlė, plasmasinė. Tada telikas, kaip ir turiu. Ir čia pats visas smagiausias dalykas, tai čia kaip mano nauja prekė įsigyta štuka 400 mokėjų, dar plus dar 250 4 GB ramų dar. Susiupgraidinau, nes čia buvo 16 gigų, tai dabar tapo 4 gigai, tai dabar kaip ir atminties pilna. Laptopas kaip ir visai neblogas. Intelis i7 13700H, NVMe 1 TB ir RTX 4068 GB. Ir buvo 16 gigų DDR5 ramai, bet buvo 5000, palauk. 5400, man atrodo, aš dabar neatsimenu, bet dabar jau su šiam 4 gigų dabar 5200 MHz, kaip ir tiek. Ką, keliaunam toliau. Nu, čia taburetė vadinama, čia mano kėdė. Kuprinė mano darbo, greičiau, batai. Tada mano spinta, kaip ir ten mano ten visokie ten daiktai sumėtyti, ten irgi čia plius dar automatizuota mano oro gaiviklis, kad mano būtų, čia mano visi ten skalbikliai, šampūnai, dezodorantai, mano kostiumas įsirengtas, nu čia kur aš savo šiukšlę dedu, mano tarą, kur aš vėliau prisiduodu, tai va, ką. Keliaunam toliau prie... Užsimaniau tokį kaip mini blogą padaryti, nes proga gera, nes aš dabar esu jau kaip ir vienas, nes vienas čiuvas du kambariokai įsikraustė, nu iškraustė juos, nes ten rotacijos, ten ta bla bla bla, ten visokie, ten kaip ir 2 išvyko, rytoj vienas atvažiuoja, tada vienas rūmeitas atostogų išvarė, tai kaip ir grįžo ten į Lietuvą, kažkokį gal savaitėlį, ten tą viską. Ir vakar šiandien kaip ir vienas, tai va, gera proga kaip ir pasibloginti ir pasirodyti, kur ir kaip aš čia gyvenu. Tai va, keliaunam toliau. Tai va, tai čia 3 kambarių, tai čia va vienas kambarys ir čia sekantis čia, kur gyvena tas rūmeitis, kurį dabar iš atostogų išvarė į Lietuvą. Ir čia kaip ir dabar tuščias, na va, kaip ir, bet čia kaip ir dvivietė čia kambarys, nu bet tai čia
didesnis čia, kaip ir, kad tas pas kaip ir mini fridžas, nu, bet dar vis tiek dar čia kaip ir bardako, čia dar pavyko, kaip ir pilnai nesutvarkė, nu, tėliukas, čia spinta, lovos, kaip ir balkonas toks jau, galima, žinai, va, įeit. Tai visai, kaip ir neblogas pirmas aukštas, tai kaip ir labai, tai jau, kad ir labai tolininkui nereikia lipti, kad jeigu, žinai, apsidirbis, tai, žinai, pavargis ar ką, tai, žinai, pirmas aukštas, tai visai kaip ir liuks patogu. Labai tauriai, aukštai nereikia lipti. Tai va, nu, kaip ir kambarys, nieko čia labai įspūdinga. Nu, ką galiu pasakyti, pigios lovos, nėra čia tos įmantrios kažko, tai svarbu, kad bent jau gulėt yra ant to ir kur. Parodysiu to virtuvę. Papalauk biškį. Virtuvę parodysiu. Nu, čia tokia biškelė kaip ir nieko labai įmanta. Nu, bet šiek tiek viskas buvo. Čia, kur mes kepam verdom maisto, buvo indai, kriauklės, skalbenkė. Nu, čia tokia skalbenkė, tai žinai, čia tokia pigiena. Puodai, mikrobankė, arbatinukas, viskas kaip ir buvo. Tai kaip ir visai kaip ir ko aš dar neparodžiau, tai dar yra dar stacionarus šaldytuvas, tikėkime čia įsivežė, dar žiūrėk, kai ką paliko, dar žiūrėk. Kažkoks čia kokteiliukas su 0,5 gradusų. Pilnai nieko dar neišlaiškino, žodžiu. Tada keliauna prie... Čia va telefonas, jeigu žinai, jeigu kas prie durim čia paspaudė mygtuką, atsidaro tas durys ir gali pašnekėti telefonu. Jeigu tam kas... Jeigu kas skambina, dar galiu dar pašnekėti dar telefonu. Alio, tipo, paklaus, kas per žmonės atėjo. Įsakyti, nu ką, čia. Nu ir šiokia tokia vonė. Štai ir aš. Savo visą seksį veidu. Nu, tipo tos, kad langas dar uždėtas, kad ale kai mes maudomėms, ale kad privatumo, bet irgi čia sugalvok vonioju tualetė, blemški, langas dar. Pysė, ne? Krūtai atrodo. Tai va. Tiek ir. Nu, čia tikriausiai, kad yra tam rozėlė. Nu, čia biškėlė bardako, tai taip ir labai. Palauk, čia šviesiai šitą. O jau dabar šimta. Gerai. Tai va, hebra. Tai tiek. Toks ir vokiečiuose gyvenimus mano. Jaukiai visai gyvenam. Jau 4,5, tuoj bus 5 mėnesis. Ir liks jau 4 mėnesiukai. O ką tolimesni veiksmai, aš nežinau. Galvoju, dar vis kaip ir galvoju, ką daryti. Nes kaip ir toks darbas visai va neblogas DHL. Toks nei lengvas, nei sunkus. Būna, kad ir 8 valandas reikia padirbti. Būna ir 6, kaip ir tos dienos eina, kad net nežinau, kaip tą visą savaitę praeina, super greit, net nesupranti, kaip mėnesį praeina. Tai nežinau, tokius svarstymas, kad galvosi, gal tiesiogiai pasirašyti sutartį likti ir nežinau, kokius gal porą metukų pagyventi Vokietijoje, žmonės. Pajausto emigranto jausmą, kaip čia kiti lietuviai gyvena ne Lietuvoje, o Vokietijoje. Kai laiko bus, pabandysiu sumontuoti video, kažką ir po to įkelti į YouTube, tai kaip ir pasimatysim. Nežinau, gal kelių dienų bėgyje, gal po savaitės kažkur, kada tas bus publikuotas video, aš nežinau, tai tiek. Tai dar kartą pasikartosiu, kad jeigu nesumokė, pasubscribinkit mano YouTube kanalą,
darau laivus, YouTube ir Kike. Jeigu kokių klausimų, komentarai apačioj, bandysiu atsakyti. Gero vakaro visiems iki. Ir ką, peace, bro. Aš out.